Iki šiol verslininkams reikėdavo gaišti brangų laiką, kreipiantis dėl verslo leidimų į įvairias valstybės ir savivaldybės institucijas. Kiekvienas verslininkas tam sugaišdavo vidutiniškai 3 valandas. Reikėdavo užpildyti prašymą, jį pristatyti į reikalingą instituciją, skirti laiko nuvykti į banką ir sumokėti už leidimą. Taip, verslininkai gaišdavo laiką, pildydami popierius, laukdami eilėse ir vykdami į vieną ar kitą įstaigą, užuot auginę savo verslą. Dėl šio nenaudingai praleisto laiko valstybė ir verslas kasmet prarasdavo milijonus. Šiais metais 32 valstybės institucijų, visuomenės sveikatos centrų ir 3 savivaldybių paslaugos verslui buvo perkeltos į elektroninę erdvę. Dabar verslui reikalingus leidimus galima gauti vos prisėdus prie kompiuterio. e-paslaugos.lt svetainėje užtenka užpildyti prašymą. Jei reikia už norimą leidimą ar pažymą susimokėti per elektroninę bankininkystę. Ir tai viskas. Nebereikia niekur keliauti ir gaišti laiko eilėse ar spūstyse, o užsakytas leidimas pasieks jūs patogiausiu būdu. Į elektroninę erdvę perkeltos paslaugos mažina biurokratiją ir korupciją. Jei bent trečdalis verslininkų naudotųsi e-paslaugos.lt sistema, valstybė ir verslas sutaupytų daugiau kaip 500 000 eurų kasmet. e-paslaugos.lt – lengvesnė pradžia jūsų verslui. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.